Sveiki visi atvykę mano kanalą, ištestuosim šį Glam kosmetiką, ją pirkau iš Sheino, jeigu dar nežino, tai Sheinas pardavinėja šį Glam kosmetiką, jie turi tikrai didelį pasirinkimą. Primeris ir concealeris, ir pudra, ir pudra, tie bronzantai, skaistalai, ta prasme pasirinkimo yra daug. Aš prisirinkau ir labai noriu išmėginti, aišku, aš nesu jokia profi ir makiažo meistrė, aš tiesiog tai darau for fun, man tiesiog smagu panaudoti kažkokią kosmetiką. Senais laikais aš labai domėjausi kosmetiką ir maniau, kad aš čia tokia profė esu ir viską išmanau ir žinau, kas kaip po ko ir panašiai. Dabar aš suprantu, kad tikrai aš tokia nesu, aš tiesiog darau taip, kaip aš moku ir yra tikrai žymiai daugiau žmonių ir geresnių už mane. Bet mes šiandien susitinkam neteisti, o pabūti linksmai ir pradėsim nuo porų mažinančių tokio produkto ir ką aš jau minėjau kažkada. Man labai patinka jų pakuotės, jos tokios paprastos, elegantiškos, minimalistinės, man labai įdomu, ar jis tikrai sumažins. Prisimenu kažkada labai senai iš Catrice kosmetikos aš turėjau tokį panašų irgi poros mažinantį stiką ir man jis labai patiko. Tai pažiūrėsim, kiek man patiks šitas. Matau tiesiog, kad jisai matina odą labiau. Ar sumažina labai, tai net nepasakyčiau. Įdomu, kaip jūs matysit mano kaktą. Nuima labai stipriai blizgėsi, bet ar sumažino mano poras? Nemanau. Man svarbiausia, kad mano pudra, kurią naudosiu neužilgo, būtų gero atspalvio, nes tikrai visi žino, kad pudrą išsirinkti internetu yra kas veikia. Ir aš visai bandžiau, žiūrėjau atspalvius ir maniau, kad išsirinkau gerą, bet kai gavau ir pasižiūrėjau, man atrodo, aš prašau. Tai dėl to pasiėmiau dar L'Orealio pudrą, nes jeigu jinai ant tiek man netiks, tai kad viskas normaliai žiūrėtųsi, tai užsidėsiu L'Orealį. Gal šiek tiek kažką ir sumažino, bet labiau atrodo, kad sumatino odą, nes buvau užsidėjusi veido kremą, tai jisai šiek tiek blizgėjo. Tai atrodo, kad nuėmė blizgėsi ir gal šiek tiek minimaliai atrodo mažesnis, bet tikrai nėra jos ištrintos nuo veido. Ir bandysime eiti prie kito produkto, tai Complexion Boost Concealer. Aš su concealeriais irgi kartais labai sunkiai atsirenku atitinkamą atspalvį ir nežinau, kaip sekėsi šį kartą, atrodo štai taip. Ir turime ir paduškytę tokią. Mūsų priemonė išsisuks. Sukasi priemonė. Tikiuosi pataikiau. Matau, kad labai balta pasiėmiau. Kamera taip išryškino, kad atrodo dar baisiau negu realybėje. Man atrodo, aš labai per daug jo prisidėjau ir galbūt tokį baltą aš naudočiau pačiam gale šlapių produktų, kad išviesint akių kampučius. Tai naudočiau tamsesnį concealerį ir ant pačio galo įdėčiau šitą šviesą į pačius kampučius, kad mano akiai įsišviesintų. Spalva galbūt šiek tiek ir prašoviau, bet man atrodo, dar galim viską ištaisyti. Dėsiu pudrą, o viešpatė dar nežinau, ar pudra netgi tinka. Išsiretušavo gražiai. Tai judam mes su tokiais baltais paakiais prie pudros, tai yra Skin Finish, jeigu gerai turiu, Hydrating Foundation. Ir čia pas mane yra Fair spalva ir aš sakau, rinkausi, žiūrėjau, bet nesu tikra ir gerai išsirinkau. Ir turime mes su tokiu netgi įpakavimu. Sakau, čia yra Bougie. Man asmeniškai primena KKW kosmetikas. Nežinau, atrodo man, kad spalva tikrai man bus per tamsi. Bet tikėkimės geriausio. Gal visai ir nieko. Atrodo, kad netgi visai ir pataikiau. Žiūrėkit, su kaklu realiai sutampa. Kaip taip pataikit? Oh my god. Wow, ok, dedam į kitą pusę. Aš iš tų žmonių, kurie pudras labai retai pirku ir aš apskritai gal nusimsiu Oskarus. Aš apskritai kosmetiką retai perku, bet šį Glamą tiek dažnai matau ir tiek apie ją daug kalba. Nusprendžiau, kad reikia ir man iššokti tą valtį ir pasižiūrėti, ką aš čia prarandu, nes jeigu čia yra gera kosmetika, kuri gerai išsilaiko ir gražiai atrodo, jinai tikrai nėra brangi. Tai vad galima užsipirkti ir mėgautis, naudoti ir pamiršti išlaidavimą čia. Ant veido atrodo šiaip gražiai. Atrodo kaip įprasta pudra, kurią naudočiau nusipirkus iš mūsų čia esančių grožio parduotuvių. Kaip jums atrodo? Man pirmas įspūdis labai geras. Aš net nustebau, kad aš pataikiau ant spalvos, nes
pakuotė, jinai atrodė tikrai ne taip ir jau kai žiūrėjausi, galvoju, kaip prašoviau, bet pasirodo ne visai. O aš esu tikrai labai šviesaus atspalvio, šaltesnio atspalvio, tai man pudra net Lietuvoje yra sunku išrinkti ir aš visada nusiperku per geltoną, jinai oksiduojasi, palieku oranžinė, tokia oranžiniai rožinė ir man taip netinka, tai aš visada stengiuosi ir kaklą pasidengti su pudra, nes jeigu oksiduojasi, tada ir kaklas oksiduosis ir atrodys bent jau vienodas spalvos, nes kai kaklas toksai šaltas, geltonas, su tokiu mėlynu potiniu, o veidas rožinis, oranžiniai ir su rožiniu potiniu, atrodo juokingai. Tai stengiuosi visada ant kaklo irgi užsidėti, kai oksiduojasi, kad vienodai atrodytų. Oh my god! Aš pataikiau su spalva, wow, ir ant odos atrodo gražiai. Aš parizikuosiu ir pabandysiu dar šiek tiek užsidėti ant žandų, nes man įdomu, ar galima puildint, reatušuoti, reaplikuoti, uždėti ant viršaus. Dieve, kartais, kai žiūri angliškus video, tai net lietuviškus žodžiai atrodo nebeskamba ir nebežinai, kaip pasakyti. Tai tikiuosi, kad antras sluoksnis man efektą nesugadins. Ir jeigu dar būčiau pasiruošus veidą ir jį nuskutusi prieš šitą video, tai aš įsivaizduoju, kad mano oda atrodytų žymiai gražiau, nes dabar, aišku, matau plaukelius, tai šiek tiek tas efektas nėra tolygus, nes plaukeliai paima tos pudros, bet tikrai gražiai atrodo ir aš stengiuosi jums parodyti ir iš toliau ir galiu prieiti iš arčiau, kiek jau kamera parodys. Nebeužsipūkim ties pudrą, pažiūrėsim video gale, kaip viskas atrodys, bet jeigu jinai tokia graži kaip ir gera, tai aš ją naudosiu tikrai toliau. Ir mes judam turbūt dar toliau prie šlapių produktų ir man atrodo dabar teisingiausia būtų veidą ir pakontūruoti, ir pabronzinti, ir paskaistaluoti. Žodžiu, sėdėsim bronzerį, kontūravimą ir skaistalą ir turiu Soft Tan, Golden Sun and Love Cake spalvas. Ir Soft Tan man tikrai atrodė tokia kaip kontūravimo spalva, o Golden Sun bronzerio spalva ir tą progą mes kontūruosimės. Dėsiu labai mažai priemonės, kaip tik prisiminiau, turiu šepetėlį. Ir šepetėlis irgi labai gražiai supakuotas. Žodžiu, šitą kosmetiką suteikia jausmą, kad tu naudoji kažką labai brangaus. Tai labai gražus šepetėlis, atrodo tikrai labai geros kokybės. Čia turbūt įdėti šlapią produktą ir jį paskirsti. Aš manau, pabandysiu jį naudoti su kontūravimo priemonė. Tai atrodo kontūravimo priemonė štai taip, su tokiu antgaliu. Ir aš tikrai nenoriu prisižaisti, tai uždėsiu tik tais vieną taškelį čia ir bandysiu iš karto aš jį išsklaidyti, nes aš bijau. Aš nesu ant toks profas, kad aš galėčiau klysti, aš taip pasakysiu. Šitas produktas tikrai yra labai šalto atspalvio, o aš šalto atspalvio dalykus mėgstu. Ir aš jau matau, turiu čia veidrodėlį, ką pasidėjus ir kamerą, ir aš jau matau, kad tikrai suteikia labai gražų šešėlio ir man jau patinka. Ir su šituo šepetėliu irgi atrodo, kad labai smagiai sklaidosi. Aš tokiais tapšnojamaisiais judesiais bandau išretušuoti, nes aš tas žmogus, kuris labai nori išsiretušuoti savo kosmetiką. Aš matau kaip ir vieną kažkokį tašką, tai bandysiu jį išretušuoti. Ir nelabai suprantu, ar čia mano oda, ar čia kontūravimo šitą priemonę, o gal čia ir mano oda. Nu žodžiu, šiaip, jūs matot per kamerą, ant kiek suteikia tokios dimensijos odai. Kaip gerai atrodo, tai dar užsidėsiu šiek tiek ant kaktos, bet jau tokių minimalių taškiukų. Tai aš jau matau, šitos priemonės tikrai nereikėtų perdauginti, nes jos tikrai yra labai pigmentuota. Bet sklaidosi labai švelniai ir patogiai, gerai ir atrodo super. Wow, aš nesitikėjau, kad taip gerai atrodys. Bet tas taškas, aš tai vat nesuprantu, ar čia mano odai kažkas, ar čia neišblendinta priemonė. Ir bijau per daug aš blendint, kad nesugadinčiau savo pagrindą. Nu, žodžiu, palieku taip, kaip yra, apsimeskim, kad čia yra kažkas mano odai, ko aš nepastebėjau iš pradžių. Bet kaip atrodo labai gerai. Atrodo, lyg kristų natūralų šešėlį, ypač kai yra toks šaltas atspalvis, tai labai tinka prie mano odos. Vat matosi, mano kaklas nuo veido nelabai ir skiriasi, o šitoj vietoje aš realiai nieko netipiau. Tai kontūravimas užskaitytas, tikrai užskaitytas. Ir bandysim judėti prie bronzerio, tai jis atrodo lygiai taip pat, tik tais bus švelnesnės tokios spalvos. Tai aš jau kaip bronzerį jau noriu, kad atrodytų kaip auksinis įdegis,
kur pabuvau prie jūros apsimestinai. Atrodo lygiai taip pat, tik tais kitos spalvos ir dabar aš jau pradedu jaudintis. Nes aš bronzerio tikrai nenoriu dėti ant kur kontūravimo priemonės, tai dėsiu šiek tiek aukščiau. Ir iš karto gal pradėsiu ir sklaidyti. Taip, tai šitas yra tikrai švelnesnio, tokio jau oranžiškesnio atspalvio. Kadangi aš tikrai mažai dedu, tai atrodo, kad to mažo taškelio man visai užtenka, nes atrodo veidas neapkrautas, švelnus, natūralus. Aš jau pradedu mėgautis naudoti šitą kosmetiką ir aš matau, kad kitą kartą jau kai dažysiuosi, aš jau tikrai tam tikrus produktus pasiimsiu. Šitas video skamba kaip reklama. Tai tikrai ne reklama, tiesiog aš nustebus, kad taip gerai veikia. Tai uždėjau tik po vieną taškelę bronzerio ir jau matosi, kad mano veidai suteikia šilumos ir mano veidas nėra apkrautas. O žinom, kad per kamerą visada kamera filmuodama jinai nublūkina spalvas ir visada tu realybėje atrodai daugiau prisidažęs negu ant kameros. Bet netgi tiek mažai uždėjus kamera dar paima to viso švelnumo, tų kontūrų ir tų spalvų, tai aš labai nustebus esu, man tikrai labai patinka. Ir galim tada dar judėti prie skaistalų, tai jie irgi taip pat atrodo tam pačiame pakavime, tik tais jie bus rožiniai, tai su skaistalais pasimsiu gal kitą šepetėlį, tokios spalvos. Tai skaistalus aš mėgstu dėti kažkur va čia. Taip, tai skaistalų tikrai užtenka vieno taško, nes jie tikrai labai pigmentuoja, bet suteikia tokios gražios vasariškos rožinės spalvos. Aš tik bijau persistengti. Skaistalai šiaip man labai keista, bet jie išsiretušuoja ir atrodo tarsi sausą produktą aš naudočiau. Jie tarsi išdžiūna man be aplikuojant, tai jie yra matiniai. Neturi jie savy labai didelio blizgesio, blizgis eina labiau iš mano pačios odos, bet ne iš priemonių. Wow. Aš nebeturiu žodžių, man patinka naudoti šitas priemonės. Ypač kai naudoji pirmą kartą, tu dažniausiai net nežinai, nei kiek reikia dėti, nei ar tu padauginsi, per mažai uždėsi, gal nežinosi kaip naudoti ir sugadinsi kažką ir tu reiks iš naujo daryti. Bet kol kas sakyčiau, aišku, aš žaidžiu saugiai, per daug nepersistengiu, bet netgi tai man jau patinka. Ir netgi tie paakiai pasidengia ir nebeatrodo taip žiauriai, kaip atrodė pradžiai. Tai parodau savo veidą, matosi viskas labai gerai išsiretušavo. Man patinka. Kas mums lieka dar? Tai reikės užtvirtinti su pudra. Turime dar šešėlius, antakių pieštuką ir lūpų produktus. Dar turime tų daiktų. Aš tiesiog noriu pasidėti prieš akis, kad tikrai nieko nepamirščiau. Aišku, dar nesusitvarkiau vokų, bet aš iš tikrųjų galvoju, kad aš labai noriu pažaisti savo antakiais. Ir turiu tokį antakių produktą Brows on Demand 2-in-1 Brow Pencil. Ir turim vėlgi labai gražų paprastą produktą. Tai viena pusė turi antakių produktą, o kita, tai čia turbūt piešti antakius galima. Šito produkto aš nenaudosiu, nežinau, kad jau iš karto ir suklysiu. Tai kaip tyčia, vakar mano produktas antakių baigėsi iš Catrice ir aš tokia, galvoju, neturiu visiškai antakiam jokio produkto, tai jeigu man šitas tiks, aš būsiu tiesiog išgelbėta. Tai čia spalva, kurią pasiėmiau, yra taupe. Aš tikiuosi, kad jinai man tiks. Jau matau, kad pieštukas labai minkštas ir labai lengvai tepasi. Aš galbūt asmeniškai norėčiau, kad pieštuko gale būtų šepetėlis prasisklaidyti, o ne tas produktas, nes man tai būtų žymiai paprasčiau. Bet aišku, kiekvienas pagal save. Ši spalva gera. Visai, sakyčiau, dar atitaikiau. Visai sutampa su mano plaukų spalva. Pasidarau kitą antakį, prasišukuoju ir judėsim toliau. Labai minkštas pieštukas, vos priliesi jau dažo, tai atsargiai, jeigu jį pirksit, bet man patiko. Aš naudosiu jį toliau, su juo labai paprasta dirbti, apskritai man su pieštukais patogiausia dirbti, nes aš jau tiesiog įpratusi taip ir man taip yra žymiai paprasčiau. Ir spalva labai gera, visiškai natūraliai tinka prie mano plaukų, neatrodo kaip su dideliais blokais ir užskaitom, judėsim toliau, tai bandysiu
norėsiu pasitvarkyti savo vokus, tai užsidėsiu tą žymiai per baltą concealerą, bet jo daug nedėsiu. Ir tada bandysime užsidėti galbūt kokį šešėlį, bet žinot, kas mane seka, tai žinot, kad aš su šešėliais nerizikuoju dėl to, kad aš nemoku ir aš žinau, kad jeigu aš norėčiau kažką tai įrodyti, tai aš turėčiau labai ilgai sėdėti ir praktikuotis vien tik su šešėliais, o aš tam nerandu laiko. Tai reiškia, kad aš nelabai ir noriu. Aš tiek laiko dažausi ir tik dabar dašylo tam, kad sutvirtinti savo akių zoną. Aš neužtvirtinau ir paakių, aš tiesiog pamiršau. Nors mano paakių zona nėra draugiška man ir jinai tikrai visada subėga, bet aš jau praleidžiu šitą pro akis, jau nebekreipiu dėmesio, tai užtvirtinsim. Naudosim šį Glam Insta Ready Face Under Eye Setting Powder Duo. Čia yra Bubble Gum ir jinai buvo labiausiai išreklamuota ir jinai turi sausą pudrą ir turi tą birę. Aš dažniausiai su pudrom nesuprantu, ar gera ar bloga, va čia aš prisipažinsiu ir būna dažnai žiūriu kokias video, užsideda kokią pudrą ir sako, o viešpatie, kokia gera, kaip man patinka, ar nepatinka. Ir aš tokia, ką jos mato, nes aš dažniausiai net nesuprantu, į ką reikia žiūrėti, tiesiog užsidedi dažniausiai mažą sluoksnį. Ir tu iš tos sluoksnio atrodo nelabai supranti iš tikrųjų, ar veikia ar neveikia. Aš jaudinuos, nes aš kažkuria prasme į šitą produktą dedu daug vilčių. Jau tiek jisai išgirtas ir iščiustytas. Tikiuosi, kad jisai taip gerai veiks, nors nežinau, ką aš čia turiu labai pamatyti. Nu ką, akis užsifiksavom ir dabar laikas mūsų paakių zonai ir buvau jų pametus savo pudrą. Šiaip stebėtinai šitas concealeris nelabai subėgo mane paakius. Aš labai įpratus, kai Catrice'o naudoju ar Essence'o naudoju, kad jie taip greitai subėga ir labai išryškina tuos paakius, kad aš tiesiog sakau, jau tiesiog net nebekreipiu dėmesio, yra kaip yra. O čia žiūriu, jau tiek laiko dažausi ir jie visiškai, tie paakiai mano buvo visiškai pamiršti. Ir aš žiūriu, kad nesubėgo taip stipriai, kaip subėga su kitom priemonėm. Tai aš esu maloniai nustebęs dabar. Tai mano paakiai atrodo ganėtinai gražiai iš tikrųjų. Ta prasme, taip gražiai, kaip dažniausiai nebūna. Užsidėjau tiesiog toks net nematomas sluoksnis ir turbūt aš užtvirtinsiu veidą. Nors dažniausiai aš veidą nemėgstu tvirtinti su sausom pudrom, tai dabar galvoju, ką aš darysiu. Nes aš visada naudoju fiksatorių. Fiksatoriaus iš šį Glam'o neradau įdomaus, tai pasimsiu, man atrodo, kad visą. O ne, aš turėjau tokių. Aš nepanaudojau. Aš galiu ant viršaus panaudoti, vis tiek jokio skirtumo gal nebus. Aš noriu pamėgdėti. Kaip aš taip praleidau. Čia tokias gražios kempinėlės. Ir matau, kitas taip gražiai užsidodo ir užsifiksuoja paakius. Tai aš irgi taip pat noriu. Nu, ar aš jau gražesnė? Gerai, tai užsifiksuojam savo veidą su šito fiksatorium ir mums lieka nebe tiek ir daug. Kodėl aš, pavyzdžiui, nenaudoju sausos pudros veidui fiksuoti, nes aš dažniausiai mėgstu, kad vis tiek liktų dar toks švietėjimas, o sausos pudros dažniausiai jį nuima. O aš apskritai dabar pradėjau mėgti tokią švytinčią odą ir ko jinai atrodytų natūralesnė ir žvilgiškesnė. Matinių priemonių banga pas mane jau praėjusi, tai aš kažkaip dėl to ir vengiu. Pagrindė fiksuoju tik savo paakius ir vokus, kad tiesiog nesubėgtų ir gražiai dengtųsi kitos priemonės, o veidą palieku paprastai. Jeigu noriu dėti sauso produkto, tai palaukiu, kol nudžius mano fiksatorius ir tada tepu ant viršaus sauso produkto ir taip aš gyvenu. Ok, tai dabar, man atrodo, galim pasižaisti su šešėliais. Tai pirkau pačius mažiausius, nes sakau, aš nemėgstu tų šešėlių, aš nemoku jų naudoti ir aš neapsikrausiu, o viešpatie, kokie gražus. Kokie mažyčiai gražuliukai, o dieve, tas blizgutis, kaip gražiai atrodo, toks miniukas, bet kaip gražiai atrodo. Ir bandysiu tiesiog užsidėti, aišku, matinę rudą spalvą. Pigmentuoti, tikrai pigmentuoti, per kamerą irgi matosi, tai atsargiai. Labai atsargiai. Aš tik vieną kartą įdėjau šepetėlį, taip pat apšnojau ir antrą kartą nebedėjau į paletę. Ir tiek turi daug pigmento dažo, kad pasidažiau visą akį ir antrą kartą man jau nebereikia lysti paletę. Tai mes su vieną šešėlį ir paliksim. Aš nustebus, kad vieną kartą
taip pat apšnojau normaliau į paletę ir antrą kartą man to šepetėlio grūsti tą paletę ir tapšnuoti nebereikia. Gal panaudosiu tik gal tą ar tamsę gal labiau. Nežinau, bet kažkokia gal šviesę noriu šiek tiek pašviesinti savo pradžią akių, kad irgi suteiktų kažkokios tai dimensijos. Ir tiek užteks. Dar pasidažysiu žemiau po akimis ir bus viskas. Reikia vargiai priliesti. Taip greit pasidažiau, taip paprastai. Turiu lūpų priemonės, tai man atrodo judėsim prie lūpų. Glam 101 Lipstick and Liner Duo. Ai, tai čia ir dažai, ir pieštukas. Atrodo labai įdomiai. Turim pieštuką ir turim dažą. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad man tik spalva. Aš taip net perkant vietoj negaliu atsirinkti normalaus pieštuko ar ten dažų dėl to, kad aš prašaunu tiesiog. Tai labai tikiuosi, kad man tiks, nes aš labai nepataikau su dažais. Aš tik matau, kad jau labai graži spalva. Čia yra Soft Chai. Wow, aš apie tokią spalvą kiek ilgai svajojau turėti. Ir aš tokios spalvos visur ieškojau nusipirkti. O kaip gražiai tepasi ir kaip gražiai atrodo. Taip gražiai. Man labai patinka, kad jisai yra nesausas, nes labai daug pieštukų, kuriuos aš naudoju, jie yra tokie vaškiniai ir atrodo, tu juos tepi ir jie tarsi dreskia ir palieka po savęs kažkokių likučių, o čia, nu, nerealu. Jūs pažiūrėkit, čia yra tobula spalva. Aš tokios spalvos tiek senai ieškojau ir aš pataikiau iš pirmo karto nusipirkti. Galim pasižiūrėti šitą jau lūpdažį, kaip jisai atrodo. Gal aš lūpdažio ir pieštuko vienų nenaudočiau, nes aš norėčiau savo lūpom suteikti kažkokias dimensijos ir lūpų dažus dėčiau kokius nors kitokios spalvos arba tiesiog dėčiau lūpų pieštuką ir lūpų blizgį. Tai aš tą ir padarysiu, nes turiu dar nusipirkusi ir lūpų tokį hydrating aliejų. Savo lūpdažį šiek tiek nuimsiu, panaudosiu tą lūpų aliejų, nes norėčiau, kad mano lūpos blizgėtų. Aš dabar esu lūpų aliejų mergaitė labiau negu matinių lūpų dažų ir išsirinkau visiškai per šviečiamą spalvą, mėgstamiausia. Ant dantų. Labai malonios tekstūros, labai švelnios, tokios net ne aliejinės, kaip vandeninės labiau. Ir tikrai kaip gražiai blizga lūpos. Wow, nu su lūpom tai labai pataikiau. Tai aš matau, kad man lieka tik tais pasidažyti akis ir turiu nusipirkusi dar ir tušą. Tai Max Impact Extreme Volumizing Mascara. Mascara. Man atrodo, jisai labai panašus į Sky High, bent jau iš spalvos. Ir pabandom užsidėsim, atrodo, tai šepetėlį. Ir aš tikiuosi neišsipurvinsiu ir galėsim ramiai viską užbaigti. Labai natūralaus efekto. Tai aš matau, kad tikrai ne visiems patiktų. Kaip šiandien mano makiažas atrodo labai paprastas, natūralus ir visiškai neperkrautas, tai šitas tušas kaip tik, bet jeigu norit kažko įspūdingesnio, tai aš manau, kad jums nelabai patiks. Tušas gal nebuvo mano mėgstamiausias, nes labai išpurvino mano vokus ir nepasakyčiau, kad padarė labai didelį įspūdį. Mano mėgstamiausias buvo tiesiog lūpų pieštukas. Jeigu vieną išrinkti, tai lūpų pieštukas. Ir apskritai, bendrai vertinant, man labai daug kas patiko, apart gal nepastebėjau labai didelio skirtumo su poras mažinančio priemonėm. Ir daugiau, aš sakyčiau, man viskas patiko, man labai patiko ir pati pudra, ir visos bronzinės ir kontūravimo priemonė, ir labai gražus šešėliai, kurių labai mažai užteko. Ir aišku, dar nesu tikra dėl šitos pudros, ją reiktų labiau man pasižaisti ir pasižiūrėti, kas čia gero. Ir concealeris visai man patiko, kadangi, kaip minėjau, labai stebėtinai nesubėgo į raukšlėles, nors aš jau buvau pamiršusi užtvirtinti savo paiką. Lūpų aliejus, tai aliejus kaip aliejus, nieko stebuklingo, tiesiog fainai ir gražiai atrodo, bet... ir dar antakį pieštukas man irgi patiko, nes visai atitaikiau su spalva ir atrodo ganėtinai natūraliai, šiaip net šiek tiek keistas, ar matyti su mano plaukų spalva tokia labiau atitinkančiais antakiais, nes aš įpratusi, kad jie būna šiek tiek tamsesni, tai atrodo šiandien tokia labai
natūrali. Overall, aš esu labai nustebus. Tai aš jau matau save einančią į Šeiną, į Šiglam, pasižiūrėti, kokių naujų produktų turi, kažką pasimti, užsisakyti, nes aš šiandieną savo makiažą iš tikrųjų esu patenkinta. Mano oda ir veidas atrodo tikrai gerai. Tai kaip minėjau, jeigu būčiau dar labiau jį paruošusi ir nuskutusi ir dar labiau pridrėkinusi, tai dar geriau viskas žiūrėtųsi. Jeigu jūs naudojat kažką iš Šiglam, tai parašykit savo favoritus arba savo nefavoritus, būtų labai įdomu sužinoti. Tiek būtų iš mane šiandien, parašykit komentaruose, kaip jūs manot, ar gerai čia man pavyko su šito kosmetika pasidažyti ar ne ir ką. Tai jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką ir paprenumeruokite mano kanalą ir susitiksime mes jau greitai. Iki.